noriu Jums duoti vieną gerą patarimą, kuris Jums padės sutaupyti pinigų perkant automobilį ir neprisidaryti problemų. Dabar Lietuvoje yra toks įstatymas, kad daugiau negu 5000 suma negali būti mokama grinais pinigais. Nesvarbu, tai yra įmonė ar individualus, privatus žmogus. Kaip pavyzdys, mes irgi tą darėm klaidą. Tarkim, perkam automobilį už kokį 20 000, padarom pavedimą 15 000 ir 5 000 grinais duodam. Negalima taip daryti. Senai jau tą dalyką iš tikrųjų pasimokėm, bet pagalvojau, kad ir jums duosiu tą patarimą. Tai jeigu jūs tai padarot, jūs nesilaikot šito įstatymo. Ir ateina diena, kada iš VMI jums paskambina, alio, laba diena, čia matom taip ir taip buvo sumokėta, kodėl taip įvyko, kodėl nepilnai pavedimų. Ir gali duoti baudą 100 eurų ar kažkiek ten tų pinigų. Žodžiu, esminis dalykas labiausiai gaila laiko ir viso to aiškinimuose. Tai pasistengkite išvengti šitą dalyką. Jeigu turite ten grinų pinigų, nusineškite bankomatą, įsidėkite, tikrai nebus sudėtinga. Bankomatas visą laiką priims lengvai pinigus, tik labai sunkiai po to duos. Žinot, kokie tie bankai yra. Tai toks patarimas. Jeigu kažką perkate brangiau negu už 5000, ypač automobilį, mokėkite tik pavedimu, nebus problemų. Aišku, jeigu nėra ten galimybės, galima informuoti valstybinę mokesčių inspekciją, kad jūs neturėjot galimybės padaryti pavedimo, neveikia bankas, buvo savaitgalis ar dar kažkas, ar ten neturėjot kažkokios sąskaitos, kaip pavyzdys. Turit turėti svarų pasiteisinimą. Tiek žinių, gerų jums pirkinių, iki.